Taigi reiškia, Europos Sąjungoj grėsiant žmonių egzekucijom kaimuose iš greitosios, kurie aiškina, jie ten pasiutė, jie sužvėrėjo, jokios kontrolės. Iš esmės stebėti kitų gyvenimą, jokios medicinos įstaigos ar greitosios pagalbos, smurtinis užkėlimas tavo širdies, kad įrodinėtų, žiūrėkit, iš tikrųjų išprotėjusi, aš turiu vaistų tam, kad neišprotėti. O, reiškia, nusikaltėliai tik žaidžia, todėl jie išsigąsta, kai teisybę iš širdies skausmo pasakai. Jie tai įsivaizdavę, kad pardavinė sąžinė tai yra tik filmuose. Tai jau kaip dabar su ta virtualia teisėja įsistiprinusi Danijoje ir Lietuva įstatymą prieimusi, išviešinsim savo melus, išviešinusi tiesą. Ir policija perimanti greitosios pagalbos, reiškia, smurtą ir nervą. Ir jiem pasakė, kas jūs iškvailino, viešumą ar dangstymas, vaikų skūrų lupimą 10 metų. Kas yra ligonis, kuris laiko save bežionę, fantaziją, kalaunu? Tai blėt. Ar tai galima išgydyti? tą visą apsimetimą. Kristinos Turmėlaitės atsitiktinai klaunas, ligonis ar būsianti ateities teta žvaigždė. Subinien Lietuva susikiško, policija dirba ir žurnalisto darbą. Nes tai žmonės ant ribos vadinami ligoniais. Vaistų turi, vadinasi, ant manęs nelipantis įsikraut savo neapykantą. Patys atsakingi už savo sielos kančias. Patys rabinai atsakingi už savo nevykėlio darbą, kadangi ši nepriima su savo filosofijom žydiškom kurtą ateizmą. Ne.